Kas laimėjo jubiliejinę 70-ąją Euroviziją ir į kurią šalį vyksime kitais metais. Visa tai naujame Niekas niekam video dabar. Gegužės 16-ąją, šeštadienį, Vienoje nugriaudėjo 70-asis Eurovizijos dainų konkurso finalas. Daugiau nei 4 valandų transliacijoje išgirdome ir pamatėme 25 šalių pasirodymus. Tačiau šalimi nugalėtoja tapo tik viena. Finalą atidarė Danijos atlikėjas Søren Torpegaard Lund su Før vi går hjem. Augdamas mažame Danijos miestelyje Gudmėje, Sørenas Torpegaardas Lundas jau būdamas 10 metų atrado savo pašaukimą muzikinio teatro pasaulyje. Antroji – Vokietijos atstovė Sara Engels su Fire. Sara Engels pirmą kartą sulaukė nacionalinio pripažinimo 2011 metais, kai milijonams žmonių ji tapo žinoma dėl savo dalyvavimo laidoje Deutschland sucht den Superstar. Izraelio atstovas Noam Betan pasirodė trečiasis. Atlikėjas yra laikomas vienu išskirtiniausių naujosios Izraelio menininkų kartos atstovų. Jo kūrinys Michelle. 4 numeriu pasirodė Belgijos atstovė Esila, jos daina Dancing on the Ice. Kilusi iš Pervezo, Esila išgarsėjo, kai pasiekė 9-ojo Belgijos laidos The Voice sezono finalą. Albanijos atstovas Alis šiemet konkurse atliko dainą Nan. Jis pasirodė 5-asis. Alis yra talentingas muzikantas, kuris dar jauname amžiuje sugebėjo susikurti įspūdingą profilį Albanijos muzikos scenoje. Graikijos atstovo Akilas atlikta daina Ferto buvo 6-oji. Akilas – jaunas, dinamiškas atlikėjas, pasižymintis autentiškų skambesių ir stipria sceninė jėga. Išgarsėjo 2024-aisiais su hitu Ateljė. 7-oji Ukrainos atlikėja Leleka ir jos kūrinys Ridnim. Leleka – tai Viktorijos Lelekos muzikinis projektas, kurį menininkė įkūrė 2016 metais, gyvendama Berlyne. Delta Goodrem – viena daugiausiai pasiekusių Australijos atlikėjų, kurios, kaip dainininkės, dainų autorės, aktorės, filantropės ir verslininkės, karjera padarė ilgalaikį poveikį pasauliniam pramogų pasauliui. Jos daina Eclipse nuskambėjo 8 numeriu. 9-ieji pirmojo pusfinalio dalyviai – Serbijos grupė Lavina, jų kūrinys Kraj mene. Lavina – 6 narių metalo grupė iš Serbijos Nišo miesto, susikūrusi 2020-ųjų viduryje. 10 numeriu Maltos atlikėjas Aidan, jo daina Bella. Aidan yra vienas sėkmingiausių Maltos atlikėjų pastaraisiais metais, tapęs nuolatiniu dalyviu įvairių konkursų scenose visoje šalyje. Čekijos atstovas Daniel Ziska su daina Crossroads pasirodė 11-asis. Vos 23 metų Danielis Ziska jau laikomas vienu įtakingiausių naujosios kartos balsų Čekijos muzikos pasaulyje. 12-oji Bulgarijos atstovė Dara su Banga Ranga. Atlikėja yra viena žinomiausių savo šalies popmuzikos atlikėjų. Savo unikaliu balsu, dominuojančia sceninę išvaizdą ir nevaržomų žanrų derinimu formuojanti šiuolaikinį bulgarų popmuzikos įvaizdį. Toliau sekė 2024 metais susikūrusi etnopop grupė Lelek. Tai grupė derinanti tradicinės kroatų muzikos elementus su moderniu popmuzikos skambesiu. Jų kūrinys Andromeda. Look Mom No Computer – Jungtinės karalystės atstovas šių metų Eurovizijoje. Jo kūrinys Eins, zwei, drei nuskambėjo 14. Look Mom No Computer – elektroninės muzikos atlikėjas, eksperimentinės muzikos dainininkas ir dainų autorius bei unikalių muzikinių mašinų išradėjas. Sulaukęs ištikimų gerbėjų būrio, jis gastroliavo po Jungtinę karalystę ir Europą, scenoje grodamas savo specialiai pagamintų sintezatoriumi pavadintų Cosmo. Regarde – daina, kurią 15-oji atliko Prancūzijos atstovė Monro. Nors atlikėja yra vos 17 metų, ji jau laikoma pripažintų talentų Prancūzijos muzikos scenoje. 16-asis finalo dalyvis Satoshi. Jis, kaip ir sako kūrinio pavadinimas, Viva Moldova atstovauja Moldovai. Satoshi yra dainininkas, dainų autorius ir reperis, kilęs iš Kahulo miesto pietvakarių Moldovoje.
17-ieji Linda Lampenius ir Pete Parkonen. Jie su kūriniu Liekin Heitin atstovauja Suomijai. Atėję iš skirtingų muzikinių kelių, popžvaigždę Petą Parkoneną ir tarptautinio pripažinimo sulaukusią smuiko legendą Linda Lampenius vienija gili meilė muzikai, pasirodymams ir jaudinančių akimirkų dalyjimusi su publika. Lenkija į konkursą šiais metais išsiuntė atlikėją Aliciją bei jos dainą Pray. Alicija – dainininkė ir dainų autorė, kuri išgarsėjo po pergalės konkurse The Voice of Poland. Dabar ji laikoma vienu išskirtiniausių balsų Lenkijos muzikos scenoje. Lion Sika, solo Keromas yra šių metų mūsų šalies pasirinkimas atstovauti Euroviziją. Kilęs iš Vilniaus, Lion Sika yra scenos artistas, atlikėjas, dainų autorius, drag kultūros propaguotojas ir muzikinio teatro specialistas. Jis pasirodė 19 numeriu. 20-oji atlikėja Felicija ir jos kūrinys My System. Felicija, geriau žinoma kaip Fröken Snusk, per trumpą laiką užkariavo Švediją savo unikaliu balsu, charizma ir sceninę išvaizdą. 21-oji Antigoni ir jos daina Džala. Šiaurės Londone gimusi ir augusi Antigoni yra graikų kipriečių šaknų turinti dainininkė ir dainų autorė, kuri kelia ažiotažą muzikos pasaulyje. Ji atstovauja Kiprui. Italijos atstovo Sal Da Vinci kūrinys Per Sempre Si nuskambėjo 22 numeriu. Sal Da Vinci, kurio tikrasis vardas Salvatore Michael Sorrentino, yra neapoliečių menininkas gimęs 1969 metais Niujorke savo tėvo, garsaus dainininko ir aktoriaus Mario Da Vinci gastrolių metu. Eurovizijos konkurso finalo scenoje Norvegijos atlikėjas Jonas Lov atliko dainą Ja, ja, ja. Kilęs iš Bergeno Norvegijoje, Jonas Lov per trumpą laiką sugebėjo įtvirtinti savo, kaip stipraus atlikėjo, reputaciją. 24-oji Rumunijos dainininkė Aleksandra Kapitonescu su kūriniu Choke Me. Ji nacionaliniu mastu pirmą kartą išgarsėjo 2023 metais, kai laimėjo konkursą The Voice of Romania. Konkurso finalą uždarė šalis, kurioje konkursas šiais metais ir vyko. Cosmo Tanshine yra šių metų Austrijos delegacija į konkursą. Cosmo – vengrų kilmės dainininkas, užaugęs Burgenlande, Austrijoje, o dabar gyvenantis Vienoje. Susumavus visų šalių komisijų ir žiūrovų taškus paaiškėjo, jog 70-ąjį Eurovizijos dainų konkursą laimėjo Bulgarijos atstovė Dara ir jos kūrinys Bangaranga. Bendrai šalis surinko 516 balsų, 204 skyrė komisijos, o likusius žiūrovai. Antroje vietoje liko Australija. Delta Goodrem su Eclipse surinko 343 taškus. Nuoširdžiai džiaugiamės už Bulgariją. Paskelbta, jog kitąmet jau 71 Eurovizijos dainų konkursas įvyks Sofijoje. O ką apie nugalėtojo pasirodymą manote jūs? Kas buvo jūsų favoritai? Parašykite komentaruose. Šiandien naujienų tiek, pasimatysime po savaitės. Nepamirškite paspausti patinka, užsiprenumeruoti kanalą ir pasidalinti video su kitais. Iki!